meditacinis pratimas, akių ir visos regėjimo sistemos regeneracija. Čia pateikiama dvasinė praktika, saviįtaiga gerinti regėjimą, skatinti visų regos organų ir sistemų regeneraciją. Visiškai susikaupus ir kartu atsipalaidavus, visiškai pasitikint žodžio ir minties galia, pasitikint aukštesnių galių palaikymu, pratimas bus labai veiksmingas. Labai svarbu aiškiai įsivaizduoti ir jausti, kad visa tai, ką sakai, ką girdi apie save, iš tikrųjų vyksta tavo kūne, tavo organuose, tavo ląstelėse. Prieš pradedant atlikti jį, rekomenduojame sukaupti informacijos apie saviįtaigos veikimo principus, afirmacijos ir meditacijos galią. Kanale Mūsų pabudimas tam skirti keli įrašai. Siūlome paklausyti įrašų Miegantis pranašas Edgaras Keisis apie meditaciją ir vizualizaciją. Ir antras, kaip mintis ir žodžiai veikia mūsų gyvenimą. Internetiniai adresai pateikti aprašyme žemiau. Artimiausiu metu kanale numatome paskelbti keletą žymaus rusų mokslininko, įtaigų kūrėjo Georgijaus Sytino įtaigų ir nusiteikimų skirtų regėjimo, taip pat kitų negalavimų gydymui. Mūsų regėjimas visiškai priklauso nuo šeštosios čakros veiklos. Programos, kurios blokuoja jos darbą, silpnina regėjimą. Šeštoji čakra tiesiogiai susijusi su smegenimis ir jei kas nors blokuoja jos darbą, tai prasideda nuolatiniai smegenų veiklos trikdžiai. Labiausiai šeštosios čakros arba trečios akies veiklą silpnina žalingos mentalinės programos. Pavyzdžiui, žmogus atsisako priimti intuicijos dovaną, atsisako naudotis ir tobulinti ją. Tai gali būti ir nenoras matyti kokį nors reiškinį ar žmogų. Regėjimą silpnina ir grinai fiziologinės priežastys. Pavyzdžiui, organizmo užtilšimas šlakais, kaklo osteochondrozė, nervų užspaudimas ir kita. Tad jei žmogus nori ilgam išsaugoti gerą regėjimą, sveikas akis, tai verta pagalvoti apie radikalų gyvenimo būdo keitimą. Verta keisti požiūrį į pasaulį ir į save, nes vien tik fizinių akių pratimų rezultatai bus laikini. Be to, fizinius pratimus teks daryti nuolat ir ilgą laiką. Meditacijai pasirinkite ramią vietą, kad jūsų niekas netrukdytų, patogiai atsisėskite, ištiesinkite stuburą, žvilgsnį ir dėmesį nukreipkite į nosies galiuką. Kvėpuojame giliu jogos kvėpavimu, giliai įkvepiame ir giliai iškvepiame. Taip kvėpuodami vis labiau ir labiau grimstame į savo vidinę erdvę. Po kurio laiko aplinkinis pasaulis tarsi išnyksta. Jūs nejaučiate savo kūno. Jūsų netrikdo jokios mintis. Jūs tiesiog esate savoje aš vidinėje erdvėje. Pasiekę visišką ramybę, jūs patenkate į alfa būseną. Kreipkitės į visko, kas yra kūrėja, ir paprašykite dieviškos gyvybinės energijos. Stebėkite, kaip į jūs ima lietis sidabriškai auksinės šviesos srautas. Pajauskite tą srautą.
Pajauskite, kaip dieviškoji energija liejasi į jus. Energija įteka į jūsų kūną per viršugalvį, teka žemyn, per kaklą, pečius, rankas, iki pirštų galiukų, per nugarą, stuburą, iki apatinės čakros ir iki pat pėdų. Jaučiate, kaip visą kūną užlieja šiluma ir meilė. Jums gera ir malonu. Nukreipkite dėmesį į galvos vidų, į akių obuolius. Įsižiūrėkite, kaip nuo jų į visas pusės skleidžiasi nervų gijos, kraujagyslės, raumenų skaidulos. Dabar nusiųskime sielos ir sąmonės impulsą, komandą akių raumenims atsipalaiduoti. Ramiai, be įtampos, stebėkite, kaip vienas po kito atsipalaiduoja visi akių raumenys. Paprastai daugelio žmonių išilginiai ir skersiniai raumenys neatsipalaiduoja iki galo, o tai sukelia akių obuolio deformacijas, astigmatizmą. Dabar sutelkite dėmesį į išilginius akių raumenys. Siunčiame komandą išilginiams raumenims. Visiškai atsipalaiduokite. Pajuskite, kaip išilginiai raumenys atsipalaiduoja, išnyksta įtampa, akis užplūsta šiluma. Atlikta, išilginiai raumenys atsipalaidavę. Dabar siunčiame komandą atsipalaiduoti skersiniams akių raumenims. Visiškai atsipalaiduokite. Pajuskite, kaip akių obuoliai prisipildo šilumos, vokai sunkėja, vidų užlieja ramybė. Jums gera, malonu. Atlikta. Skersiniai raumenys atsipalaidavę. Dabar duodame komandą akių obuoliams. Grįžkite į savo pradinę, idealiai taisyklingą formą. Pajauskite, kaip akių obuoliai vis labiau ir labiau atsipalaiduoja, grįžta į idealiai taisyklingo kamuolio formą. Visi nelygumai nyksta, akies obuolys tampa tobulai apskritas. Atlikta. Puiku. Dabar sutelkite dėmesį į akies rageną. Nuteikite save, kad ji absoliučiai skaidri, elastinga. Atlikta. Dabar nukreipiame dėmesį į akies vidų. Vidiniu žvilgsniu žvelgiame į akių lęšiukus. Tai į abi pusės išgaubta linzė, kurią sudaro pailgos ląstelės. Iš vidaus ir iš išorės lęšiukus drėkina ir maitina skystis. Dabar įsivaizduokite, kad imate į rankas ploną vamzdelį, kreipiatės į aukščiausiąjį ir prašote: brangusis Kūrėjau, pripildyk vamzdelį gyvuoju vandeniu,
ir padėk man nuplauti juo akies lęšiukus. Nukreipkite gyvojo vandens srovę į akių lęšiukus ir pajuskite, kaip vanduo švariai nuplauna lęšiukų išorinį apvalkalą, kaip tirpdo nešvarumus ir patamsėjimus jų viduje. Lęšiukų ląstelės atgyja, įgauna skaidrumą, elastingumą, judrumą. Jūs jaučiate ir tiesiog matote, kaip lęšiukai skaidrėja, ima švytėti skaisčiai žydra šviesa. Atlikta. Užfiksuokite savo sąmonėje šią būseną, įsitikinkite, kad abu lęšiukai tapo absoliučiai skaidrūs, kaip kalnų krištolas. Atlikta. Eikime giliau į akies vidų. Nukreipkime dėmesį į stiklakūnį. Tai bespalvė, skaidri, drebučių konsistencijos masė, užpildanti akių obuolių vidų. Duodame komandą stiklakūniui. Skystis absoliučiai skaidrus, plastiškas, judrus. Atlikta. Dabar nukreipkime dėmesį į akių tinklainę. Tinklainę sudaro nervų audiniai, kurie priima šviesą, transformuoja ją į nervinius impulsus ir perduoda tuos impulsus toliau į smegenis. Mūsų dėmesio centre tinklainės lazdelės ir kūgeliai. Tai būtent tos nervinės ląstelės, kurios reaguoja į šviesos impulsus ir transformuoja juos į elektromagnetinius signalus. Savo astralinę, vaizduotėje regimą ranką pasemkime iš stuburo kažkiek kamieninių ląstelių. Įliekime jas į akių obuolius ir duokime joms komandą. Užimkite svarbiausias pozicijas tinklainėje, kraujagyslėse, nervų skaidulose, akių raumenyse. Duokime komandą šiems regėjimo organams ir sistemoms atsinaujinti, o audiniams regeneruoti. Atlikta. Dabar stebime, kaip atsinaujina, regeneruoja tinklainės lazdelės, kūgeliai, kiti audiniai. Dabar sutelkime dėmesį į regos nervų skaidulas. Iš sielos per savo sąmonę siunčiame šviesos impulsą į akis. Impulsas pereina per lęšiuką, stiklakūnį, tinklainę ir patenka į regos nervą, jungianti tinklainę su smegenimis. Atlikta. Impulsas lengvai, be kliūčių praeina pro abiejų akių obuolius ir pasiekia regos nervą. Toliau jis sklinda regos nervu, iš kairiosios akies patenka į dešiniojo smegenų pusrutulio regos centrą, o iš dešiniosios akies į kairiojo smegenų pusrutulio regos centrą. Pakaušinėje galvos dalyje pajuskite vos jaučiamą spaudimą ar silpną dirginimą. Vadinasi, šviesos ir nervinis impulsas iš tinklainės
lengvai ir sklandžiai pasiekia regos centrus pakaušyje. Atlikta. Norma. Tai labai svarbi procedūra, todėl ją verta pakartoti. Iš sielos per savo sąmonę siunčiame į akis šviesos impulsą. Jis pereina per lęšiuką, stiklakūnį, tinklainę ir patenka į regos nervą. Pajauskite, kaip impulsas sklinda per akies organus, per regos nervą, kaip užpakalinėje pakaušio dalyje, kur išsidėstė smegenų regos centrai, susidaro spaudimas. Atlikta. Norma. Dabar sutelkime dėmesį į akies kraujagyslių sistemą. Siunčiame komandą kamieninėms ląstelėms. Dauginkitės ir pakeiskite apmirusias, ligotas, nusilpusias ląsteles. Stebėkite, kaip kamieninės ląstelės ima daugintis, atnaujindamos visas akių obuolių kraujagyslės, arterijas, venas, kapilerus, kaip jų sienelės atsinaujina, tampa švarios, elastingos, kaip lengvai ir sklandžiai kraujas cirkuliuoja visomis kraujagyslėmis, kaip kiekviena akių ląstelė aprūpinama reikiamomis medžiagomis. Atlikta. Norma. Kai jūs duodate komandą kuriam nors regos organui, sistemai ar ląstelėms, turite pajusti spaudimą ar šilumą toje dalyje, kuriai siunčiate komandą. Tai įrodymas, kad organas ar sistema girdi komandą ir reaguoja į ją. Vėl paprašome kūrėjo atsiųsti mums dieviškos energijos spindulį ir per akies obuolį, per regos nervą nukreipiame jį į hipofizę galvos smegenų pamatinėje dalyje. Tai trečiosios akies buveinė. Iš ten grąžiname spindulį atgal į akies obuolį. Atlikime šią procedūrą 3 kartus. Pasiųskime spindulį į hipofizę, iš hipofizės grąžinkime atgal į akies obuolį. Taip mes išvalome, nuskaidriname kelią regėjimo impulsui. Ir jis lengvai, be trukdžių pasiekia smegenų regėjimo analizatorius. Atlikta. Norma. Dabar matau visų 100%. Matau viską. Matau aiškiai, ryškiai, su visomis detalėmis. Dabar pajuskite, kaip darotės vientisas, harmoningas. Duokime komandą atsinaujinusioms, regeneravusioms ląstelėms. Visomis kryptimis skleiskite energijos spindulius. Susijunkite su visomis galvos smegenų sritimis, su visais organizmo organais ir audiniais. Atlikta. Jūs apima jausmas, kad jūsų kaktoje dabar ne 2 akys, o 2 ryškios, skaisčiai šviečiančios saulės. Spinduliai sklinda į visas puses ir sujungia akis su visais organais, visomis kūno sistemomis ir ląstelėmis. Akys,
ir visa regėjimo sistema susilieja su visu organizmu ir nuo šiol sudaro harmoningą visumą. Dabar leiskite jūs užlieti džiaugsmui. Jūsų regėjimas gerėja, lęšiukai skaidrėja, darosi elastingesni, akių obuoliai darosi idealiai apvalūs, tinklainė atsinaujina, regos nervas idealiai pralaidus energijos impulsams, akys tobulai sveikos. Giliai išjauskite, giliai tikėkite kasdien gerėjančių regėjimų. Dar kartą pasidžiaukite tuo. Padėkokite Kūrėjui už pagalbą, už palaikymą, už meilę. Giliai įkvėpkite, lėtai iškvėpkite ir grįžkite į čia ir dabar. Labai svarbu aiškiai įsivaizduoti ir jausti, kad visa tai, ką sakai, ką girdi apie save, iš tikrųjų vyksta tavo kūne, tavo organuose, tavo ląstelėse.